Labas rytas. Pabandome Lenkijoje stovyklavietėje. Pirmas rytas, kai visada tradiciškai sumuštiniakas su sūrių dešra ir šlemšio. Čia mano jau būdas. Kružikėlis arbatos mėtų. Rytas vėsokas, geras. Įsimiegojau ant stalo pavėsiniai. Labai puikiai. Gerai. Įsimiegojau. Smagu. Bent jau miegas buvo. Uodai nepuolė, mane nelabai pūla. Širčia buvo atskridus vieną kartą. Ir viskas. Papusryčiaujam ir minsim į tą pusę. Matai, valenkai skaldo. Kągi, mes jau išjudėjom. Rytas geras, šilta 16 laipsnių. Pakankamai šilta mint, gerai vės. Ne karšta, bet manau įsidynojus bus geras. Šiandien suplanavę apie 130–140 km. Bandysim padaryti iki vakaro, nes stosim dar Giedrius montuos video. Štai Giedrius mina, jo tempu važiuoju. Gerai minasi. Nasivysim. Štai mūsų keliauninkas. Pamojuojam. Oi, čia daug mašinų kažkaip iš pačio ryto. Reikia atsargiai važiuoti. Važiuojam. Pit stopas padarytas toj pačioj degaliniai, kaip ir praeitais metais Egis testavo greveliumbą. Stiprinasi Giedriukas. O mes pasilsėsim ir minsim, kaip ir praeitais metais. Jo, tai tu mane irgi pareklamuok savo kanale, kad aš Giedrys. Giedrys tai jau čia kiekvieną kartą paminimus pas mane. Nes gal jie nežino, kad aš irgi filmuoju YouTube'ą, nes po to tavo nauji sekėjai dviratininkai gal norės apie mini ūkį pamatyti, apie techniką, apie šiaip tokį kaimietuką blemą. Kaimo gyvenimas. Miestiečio gyvenimas kaime. Ne, kaimiečio gyvenimas kaime. Kažkas panašiai. Va, mes tvarkingi išmetam į plasmasės. Giedrius labai gerai moka lenkiškai, kadangi... Žiūri, kur reikia išmesti. Kur tokios pačios. Mes tokie lenkai, tai... Nenustepsit. Alkoholio galima nusipirkti toj parduotuvėj. Degalinį. O minsimės, kaip ir praeitais metais. Va ten. Vyručiai, nepamirškit, sakau, pafollowint Giedrys kanalas, Stravoje Giedrys YouTube ir Giedrys, man atrodo, Instagram'e, te? Visur Giedrys. Visur Giedrys. Visur Giedrys. Pažiūrėkit, kokiais gražiais mes vaizdais važiuojam. Viena kita mašina. Labai gražu. Gražu. Kelias galėtų būti ir geresnis biški. Bet už tai mašinų nedaug. Saulės panelę kraunu. Lietuvos vėliavėlė. Powerbanką kraunam. Gerai. Va, viena kita sena mašinėlė pravažiuoja. Šiandien įveikta, tik tiek. Ramu.
Pirmas rimtas žvyrkelis, važiuom jau kelias minutės žvyrkelio. Bet man čia toks žvyrkelis, tai kartais geresnis negu asfaltas. Labai geras, normalus žvyrkelis, ryšys yra, viskas yra. Judam, vargo nematom. Minam, jau numynę tiek kilometriukų. Kažkas nervai nelaiko. Pabėsim, palisėsim. Minsim toliau. Nedaug jau beliko. Giedrius. Dar šiandien jam sumontuoti video ir paleisti į internetą. Tai šiandien busy diena. Čiau. Radinys. Giedriu, imam šitą ar ne? Imam. Man atrodo, kad reikia pasiimti. Geresnis negu mano bus gal. Va čia tai būna. Geras. Ką, mums nedaug liko? Minam, toliau. Vienadan. 109 ir 700 metrų, te? Kažkas panašiai. Sako, reikia pasukti 300 metrų aplink šitą teritoriją. Nu, ir bus 1,5, bet mum nereikia to 1,5. Man tai nereikia. Žiūrėkit, vyrai, ką mes turim. Elektra. Praeitais metais nieko čia nebuvo. Lektarnė yra, bet aišku, mes labai čia stiprinėsi vaikom, kad yra, nes ateis dar koks lenkas skys money is your funny. O mes, kadangi esam milijonieriai, tai nieko neturim. Tiek, vienadan einam ruoštis miegui, montuot. Kas montuos, kas valgys ir montuos. Palapinės, manau, nebus, miegosiu šitam kampe kaip ir pernai. Atlaikė mūsų kojos, žiūrėsim kaip rytoj. Vakarienę valgom, pusrytukus pasidariau. Kaip Giedrius sakė, ką poviliukas valgo, pavka. Va, kiek sumuštinių pusryčiams. Geri, vodogai. O vakarienį tai mėtų arba tokie, kas mane gerai pažįsta, žino, kad aš dešrelių maniakas. Ir batonas, kurio po kelionės jau pasiryžęs iki naujų metų nevalgyti. Bet nežinau, kaip iškęsiu. Trūksta tik kokios žolės ir sviesto, manau, būtų labai gerai. Va tokie mano menki turistiniai vakarienė turistinė. Opa. O Giedrius kabina obuolį puikiai pusė galvos. Giedrius vas džiovinasi savo palapinę, nes stipriai sušlapojo ir kondensatas gavosi. Jam tenka džiovytis, o aš kadangi miegojau, kaip matėt, šitam, kaip šitą stovą padėti, palaikysiu, ant stalo. Šiaip vieta labai graži. Paukšteliai čiulba. O kaime kokiame esam, va šitam va. Gal matot, nu karoči. Drono kadrų galėsi. O, man, dronų kadrų bus.
kaip gerai įsimaudžiau. Super. Super, super, super. Jei ką, šampūnas yra ekologiškas ir galima naudoti tiek ežere, tiek upėje, tiek visur. O pažiūrėkit dabar, gal nesimato ten, toli yra baisiai daug gulbių. Prieš metus laiko tiek buvo ir dabar tiek. O, kaip gerai įsimaudžios. Labai gerai. Super, super, super. Pasiskolinau Gidraus dviratį. Nes mano apkrautas, tai, o jo nusiėmė, tai viskas gerai. Ir varau jau ilsėtis. Padėti Gidriui kažką, gal pamatuoti ar kažką. Aišku, ten nelabai. Tai tiek. Susimatysim rytoj. Iki.